Po 2 metų pertraukos ralio sprinto varžybos sugrįžta į Lietuvą su visame pasaulyje gerai žinomu prekės ženklu OMP. Ralio sprinto OMP taurės varžybos, taip jos vadinsis 2011 metais. Pirmas etapas OMP taurės ralio sprinto varžybų vyko sausio 23 Molėtuose. Dalyvių buvo 49, iš kurių 2 ekipažai svečiai iš Latvijos. Andis Neikšans su Peter Dzirkals važiavę naujų automobilių Mitsubishi Lancer Evo 10 ir Ivarts Norbert su Iman Skersten važiavę su BMW M3. Lietuvių lenktynininkų tarpe naujus automobilius demonstravo Martynas Samuitis su Ramūnu Šaučikovu važiavę Mitsubishi Lancer Evo 10 ir Rokas Kvaraciejus su Mariumi Samuoliu iškeitė Renault Clio į Mitsubishi Colt. Ralio sprint lenktynėse speciali taškų skaičiavimo sistema leidžia siekti pergalės ir turintiems netokius galingus automobilius. Tiesiog reikia kuo energingiau dalyvauti atskirose klasėse, kuo stabiliau pravažiuoti, nedaryti klaidų ir taupyti techniką. Ralio sprinto OMP taurės varžybos turėtų tapti patrauklios tiek patyrusiems sportininkams, tiek pradedantiesiems dėl minimalių apribojimų automobiliams ir ekipažams, nedidelių kaštų, maksimalaus kompaktiškumo ir vienos dienos formato. Ralio sprint OMP taurės pirmą etapą laimėjo svečiai iš Latvijos Andis Neikšans su Peter Dzirkals, antri lietuvių ekipažas Ramūnas Čepkauskas su Tomu Šipkausku, treti liko Martynas Samuitis su Ramūnu Šaučikovu, 4. vieta atiteko Roko Kvaraciejaus ir Mariaus Samuolio ekipažui. Kairys 0,70.